Sveiki, mėlėjai, sveiki Dievo numylėti. Esu girdėjusi mokymą, kad kai yra kažkokios situacijos blogos, sunkios, nereikia verkti, reikia pasitikėti Dievu. Bet aš noriu nuneigti šitą mokymą, nes mano gyvenime, kada būdavo pačios sunkiausios situacijos, Dievas visuomet mane vesdavo verkti prieš jį, verkti iš visos širdies, pajusti savo sielą tą skausmą, išnešti į viršų, parodyti Dievui ir matyti pergalę. Matyti, kad Dievui tai rūpi, kad Dievui taip labai skaudu taip kaip man. Ir visuomet ateidavo pergalė. Visuomet. Ir būna, kad Dievas įdeda kažkokį žmonės į tavo širdį. Ir tu taip stipriai paimi jų problemą į savo širdį, susitapatini su to žmogum ir verki prieš Dievą. Verki tol, kol verkėsi. Ir viskas įsisprendžia tam žmogui. Aš turiu iš savo patirties. Aš turiu draugę, kuri neturėjo vaikų ilgą metą. Ir vieną kartą aš važiavau toli iš Lietuvos į Latviją automobiliu atskirai viena. Ir aš galvoju apie ją. Ir man taip pasidarė graudu jos, taip pasidarė graudu. Ir pusę kelio, kai aš važiavau į Latviją iš Lietuvos, aš išverkiau iš visos širdies prieš Dievą, kalbėdama, kad jis gali jai duoti vaikų. Ir praėjo maždaug 2 metai ir aš sužinojau, kad ji pagimdė. Ji turi 2 nuostabius vaikus, o ilgus metus jų neturėjo. Dievas atsakė mano ašaras iš visos širdies. Ir tai tik vienas pavyzdys, yra daugiau jų tokių.